Online ir offline. Ar žinote, ką reiškia šie du terminai? Turbūt, kad taip. Bet ar įsivaizduojate, kiek daug jie reiškia daugeliu iš mūsų gyvenimuose? Jau yra dalis visuomenės, ir tai dėja jaunoji karta, kurie šie žodeliai lygus klausimui – būti ar nebūti. Akivaizdu, jog šiuolaikiniam žmogui klausimas būti ar nebūti, kaip ir daugelis kitų klausimų, yra suprantamas visiškai kitaip, nei jo tėvams ar juo labiau seneliams. Galbūt nesikeitė tik žmogaus instinktai ir vienas svarbiausių – gyventi. Išliko toks pat trokštamas ir po kurio laiko, kuomet šis geidulys tampa sąmoningas ir vis greičiau slysta iš rankų, tampa suprantamas kaip nepasiekiamas. Tačiau dabar iš rankų slysta ne pats gyvenimas, kurį įpareigoja slysti žmogiškasis sąmoningumas, kurio dėka suprantamas savasis laikinumas ir gamtos dėsniai, kuriuos determinuoja laikas ir biologinės kūno savybės. Dabar slysta pats sąvokos supratimas. Gyventi galima amžinai, jeigu taip ir negyvenai realybėje, o visa tavo būtis iš esmės yra virtuali. Nėra ko siekti, nėra ką pamatyti, nėra ką patirti, nėra nieko neįmanoma ir laikina. Pasakysite, jog taip nebūna, vadinasi, jūs dar bent kartais būnate offline. Bet jeigu jūs jau gyvenate ten, kur viskas pasiekiama čia pat, kompiuterio monitoriuje, mirtis jūs gali ištikti tik vienu atveju – atjungus elektros kištuko lizdą. Visos nelaimės, kurios mus užklumpa, atrodo tokios didelės ir asmeninės. Nesėkmės moksluose, darbe, asmeninėme gyvenime, įvairiausi pasirinkimai ir blaškymasis tarp gyvenimo įvykių, kurie praktiškai neturi jokios prasmės. Kaip pavyzdžiui, kažkam sunkus sprendimas yra pasirinkimas tarp ėjimo į sporto klubą ar į vakarėlį su draugais. Ir tokiam žmogui ši dichotomija dar ilgam palieka nerimą, jog jis daro kažką ne taip. Jis nesupranta, jog tai beprasmybė, kuri sekina jo jėgas, tačiau jis jaučia, kad kažkas su juo yra negerai. Taip, ir nors jis trokšta išsivaduoti, tačiau negali, nes pats šiuolaikinis gyvenimas jį tarsi įpareigoja būti tuo, kuo jis nėra nuo pačios savo prigimties. Nes jis privalo būti visuomenės rėmuose, privalo būti norma. Priešingų atveju jis rizikuoja būti išmestas, išguitas, iš šios visuomenės kaip svetim kūnis, kaip rakštis ant piršto. Kad ir kaip ši visuomenė tam priešintųsi, kad ir koks įžeidimas ir pažeminimas jai būtų, bet žmogus geba apmąstyti savo būtį. Savo tikslą, kelti esminius gyvenimo klausimus ir ieškoti į juos atsakymų. Bet deja, dažniausiai tik kriziniais savo gyvenimo momentais. Tačiau žmonijos istorija rodo, kad ir kaip mes stengiamės užmiršti tokius klausimus, nekreipti dėmesio ir atsikalbinėti menkinant, jog tai tik istorijos etapai, jog dabar viskas gerai ir mes privalome judėti tolyn link intelektinės simuliacijos etalono, jog gebėjimas mąstyti tėra refleksija stovint prie bedugnės. O dabar reikia veikti, juk viskas žmogau yra tavo rankose. Skambant tokiam ir panašiems šūkiams, vis dėlto prisiminkime prasmės klausimą, kuris žmonėms padėjo išgyventi pačiais sunkiausiais gyvenimo etapais. Galbūt jis padės ir šiuolaikiniam žmogui, kuriam jo bėdos atrodo visatos centre, net tuomet, kai jį kamuoja sprendimo paieška tarp pasirinkimo eiti į soliariumą ar į kavinę. Juk toks žmogus, tokia dauguma, taip pat stovi, tebūnie sąmoningai nesuvokiant, bet ant bedugnės krašto.